Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki gerbėmieji. Su jumis laida Polis ant kalvos, vedantysis Marius Kundrotas. Šiandienos tema – spaudos atgavimo diena, švenčiama gegužės 7. Drauge tai kalbos ir knygos diena. Mūsų pašnekovas – spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Gintaras Songaila. Sveiki. Sveiki. Spaudos atgavimą sunku švęsti neprisiminus spaudos draudimo. Kokiomis aplinkybėmis Lietuvoje uždrausta lietuviška spauda ir kaip į tai reagavo tauta? Nesu specialistas, istorikas, bet čia iš bendro išsilavinimo tikrai reikėtų priminti, kad po 1863 metų sukilimo prasidėjo represijos. Ir vienas iš svarbiausių Muravjovo pasiekimų buvo tai draudimas lietuviškos spaudos, lietuviškais rašmenimis ir tos vadinamos kirilicos brukimas. Taip tikintis, kaip buvo sakoma, rusiškas šaknis atkurti senosios Lietuvos valstybės, nes taip pat įsigalėjo kaip ir nuostata, kad nuo pat pradžio tai buvo rusiška valstybė ir rusiškas šaknis, kažkas dar kažkokia ten kalba, bet čia ne tik rašmenų klausimas, bet ir apskritai rusifikacijos tokia politika prasidėjo. Ir ji, nors teisiškai nebuvo kaip tai įforminta, ir čia mes galim grįžti prie to, kaip ji buvo ir kada panaikinta, bet tai buvo lietuvybės persekiojimo iš tikrųjų tokia politika. Ir kaip atasvara atsirado knygnešių judėjimas iš mažosios Lietuvos, kur tokių draudimų nebuvo, spausdinta literatūra, pradedant nuo knygų, maldaknygių, baigiant laikraščiais, pradėjo masiškai plūsti kontrabandos būdu į Lietuvą ir nepaisant tų visų draudimų, tie kiekiai patenkančios literatūros tik augo. Ir be to, nepaisant politikos švietimo srityje, kur kaip ir mėginama buvo rusų kalba viską dėstyti, tai vis dėlto tos kaimiškos mokyklos plėtojosi ir vis tiek tam tikras švietimas vyko lietuvių kalba ir taip pat atitinkamai ir literatūra turėjo paklausą. Ir tas truko gana ilgai, tai vienas iš tokių matyt be precedento ar nežinomi man tokie precedentai kitur Europoje, tokios politikos nedavusios vaisių, galų gale po įvairių kovų, protestų, teismų, galėsime apie tai irgi pakalbėti, kad kartais ir vienas žmogus gali daug padaryti. Tai galiausiai 1904 metais, gegužės 7 dieną, tas draudimas buvo atšauktas ir tai ir buvo ta diena, kuri dabar vadinasi spaudos atgavimo diena, knygos ir kalbos diena. Lietuviška rašyba. Priespaudos laikais dėl jos rizikuota savo gerovę, laisvę, net gyvybę. O kaip laisvės laikais? Prūsijos švietimo ministras įžvelgia įdomų lietuvišką bruožą. Jeigu lietuvį versi priimti svetimus papročius, svetimas normas, jis priešinsis. Jei suteiksi laisvę ir švelniai pakreipsi, jis pats mielai perims tai, kas svetima. Ar dabar nėra to, kalbant apie lietuvių kalbą arba rašybą? Klausimas toks iš tikrųjų filosofinis ir labai platus. Aš tai toks netgi šiek tiek retoriškas. Aš pritarčiau tai potekstai klausimo, kad tikrai susikaupia ar susitelkia lietuviai, kai kas nors juos jau puola ir kai reikia gintis, kai yra aiškus priešas, tada šiuo atveju lietuvis nenusileidžia ir savo gerasias savybės demonstruoja. Kai yra galimybė elgtis kaip tinkamam, liktai skatinant kažkokį tai pakraipą labiau gal, tada kartais lietuvis pasimeta ir labai dažnai tikrai taip atsitinka, kad lietuviai savanoriškai istorijoje nutautėdavo. Germanizacijos, sakykime, politikai buvo pagrįsta, buvo ir tam tikros sankcijos ir spaudimo, bet visumoje tai vyko pakankamai savanoriškais pagrindais. Ir Vydūno, sakykime, tas judėjimas ir buvo kaip ir gražinti tą sąmoningumą, supratimą, vertę lietuviškumo, kad tai yra taip pat gali būti ir lietuvių kalba, aukštoji kultūra. Buvo tuo metu problemos ir jūsų minėtoje Prūsijoje tokio pobūdžio, tik tai tiek, kad ten buvo didesnė laisvė, galima buvo
ir laikraščius leisti lietuviškai ir tai padėjo didžiajai Lietuvai. O kaip ir skatinimas tokio individualizmo, kartais tokio egoizmo, kokio tai asmeninės laisvės, reiškia, idealų stiprinimas dažnai būna naudingas imperiniams dariniams. Dar vienas klausimas. Ar kiekvienas gali būti rašytojas? Netaip seniai Lietuvą sukrėtė istorikės mėgėjos Rūtos Vanagaitės knyga apie holokaustą Lietuvoje, kur pasitaikė tokių pokštų, jog nuotraukos iš Jugoslavijos pateiktos kaip liudijimas apie įvykius Lietuvoje. Taip pat turim visą plejadą liaudies istorikų ir liaudies etimologų, iš kurių turbūt žinomiausi sarmatai. Ar žmogaus saviraiškos laisvė turėtų būti derinama su mokslinės, kultūrinės bendruomenės vertinimu? O gal reikia tik džiaugtis, kad šiandien bet kas gali rašyti apie bet ką? Čia Vanagaitės atveju, nuo sarmatų atveju vis dėlto atskirčiau. Jeigu vadinamų sarmatų, aš žiūriu tam tikrą gal išsilavinimo spragas, kažkokias tai, bet nematau kažkokio piktybiškumo, greičiau vis dėlto norą vis tik tai pažinti tą istoriją. Be abejo, turėtų remtis daugiau mokslinių tyrimų duomenimis ir kažkokiu tai, sakykime, žinojimo lygių. Nors kartais ir tas istorijos mokslas kelia daug įvairių mūsų Lietuvos istorikų, kaip sakant, cechų, čia reikia mesti akmenuką, tikrai yra daug spragų ir problemų ir šališkumų. O Vanagaitės atvejas, tai čia yra komercinis projektas, jis ir skirtas buvo kaip provokacija, kad būtų didelis tiražas. Iš tikrųjų jo interesas yra ne koks nors lietuvių ar žydų santykių harmonizavimas ar supratimas tarp tautų, kiek iš tikrųjų provokavimas ir kaip ir pelno siekimas. Na kągi, dabar trumpam pasitrauksime muzikiniai pertraukėlį ir tuojau sugrįšime į eterį. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Pakalbėkime apie uždraustas knygas. Viduramžių Europoje galiojo net uždraustų knygų sąrašas, į kurį pateko net Biblija, bijantis, kad žmogus be bažnyčios autoriteto gali ją klaidingai suprasti. Vėliau katalikiškoje Lietuvoje siekta riboti protestantišką literatūrą. Šiandien daugelį šalių draudžiami tokie istoriniai šaltiniai kaip Adolfo Hitlerio knyga Mein Kampf ir kitos. Ar draudimai ką nors sprendžia, o gal kaip tik labiau masina domėtis? Žiūrint apie ką kalbame, iš tikrųjų yra tokio kriminalinio pobūdžio literatūros, kur turėtų būti persekiojama. Ne tik tai, kad draudžiama pati literatūra, bet ir asmenys, kurie tokius dalykus daro, kur kenkia, sakykime, vaikam, ar kur kenkia, kur yra, pažeidžia akivaizdžiai elementarias konstitucinės vertybės, įstatymus, universalius žmogiškumo kažkokius kriterijus. Tam yra baudžiamasis kodeksas ir tam yra procesai atitinkami civilizuoti ir tai vien tik tai draudimas kažkokios literatūros čia net ir tuo atveju nieko neįsprendžia, čia ir turėtų jau teisėsaugos klausimas. Kitais atvejais, kai yra nuomonių arba interpretacijų klausimas arba idėjų kažkokios kovos klausimas, suprantama, kad draudimai nieko čia nepagelbės, ypač šiuolaikinėme pasaulyje, kur tas prieinamumas visų šaltinių yra praktiškai kaip neužblokuojamas. Yra labai gerų pusių šito reikalo, nes dabargi gali internete su visais istorijos šaltiniais susipažinti originalią, nes viskas beveik yra skaitmenizuota, ypač senosios istorijos šaltinių, kur anksčiau istorikai turėdavo kokį tai monopolį ir galėdavo mojuoti, kad jie čia kažką tai žino, turi prieimą iš tikrųjų prie kažkokių ten archyvų, dar ko. Dabar pasikeitęs pasaulis yra. Tai tikrai kokie tai draudimai tokio idėjinio pobūdžio, jie tikrai yra visiškai nepateisinami. Bet jeigu tai susijęs su kokia pedofilija ar dar tokiais dalykais, tai jau yra net ne vienos šalies, o jau kaip ir tarptautinio bendradarbiavimo objektas, kaip tvarkytis su tokia nusikalstamom struktūrom.
Na, pats jau užsiminėte, iš tiesų gyvenam laikais, kai pagrindinių informacijos šaltinių tampa internetas. Užsienyje plinta garsinės knygos. Ar galim sakyti, kad įprasta popierinė knyga praranda reikšmę? Nesutinku. Pirmas dalykas, kad pavyzdžiui, audio knygos kažkodėl Lietuvoje neplinta taip kaip kitur. Aš nesuprantu, kodėl. Tikrai jos yra daugelį šalių populiarios ir populiarėja ir tam tempia šio dabartinio gyvenimo iš tikrųjų kartais patogu galbūt. Yra kažką darant dar ir klausytis, ne vieną darbą dirbti. Bet vis tik tai niekada nebus, aš manau taip, kad knyga pasitrauktų iš mūsų gyvenimo. Gaila, kad jaunoji karta svetimėja knygos atžvilgių, gal tai sustos tas procesas ties kažkuria tai riba, bet knyga vis tiek, aš manau, kad visada išliks kaip labai svarbus žmogaus, jo asmenybės tobulėjimui dalykas. Galbūt knyga kaip tik įgys tokio vertės, kai susikaupimo kažkokios aukštesnės kultūros ieškojimo srityje, nes internetas, aš buvau anksčiau labiau idealistiškai nusiteikęs interneto atžvilgiu, kaip ir atrodo, kad žmogus pats gali pasirinkti, pats gali viską surasti, bet iš tikrųjų ta aplinka, tokia informacinio šlamšto aplinka trukdo pasiekti tą idealą, kad žmogus susigaudytų geriau gyvenime. Ir knyga tikrai padeda. Kokią reikšmę tautos tapatumui turi kalba? Žinome airių, škotų tautas, dauguma jų atstovų kalba anglų kalbos tarmėmis, bet saugo savo keltišką istoriją, kultūrą ir savimonę. Žydų tauta apskritai kalba daugybę kalbų. Tuo tarpu lietuviai, praradę kalbą, dažniausiai išnyksta kaip lietuviai. Nors istorijoje turėjome gausią aristokratiją, kuri, kalbėdama slavų kalbomis, išliko Lietuvos patriotais. Ar galim dabar įsivaizduoti lenkakalbį, anglakalbį lietuvį? Ne tik galime įsivaizduoti, bet galbūt paieškoję galime rasti ir tokių pavyzdžių. Galbūt jie nėra, kaip sakoma, reprezentatyvūs, nėra tokie kaip ir džiuginantis ar galintis kokį tai pavyzdį pateikti teigiamą. Ar ne visada, ar buvo galbūt vienas kitas toks praeityje, šiandien mes nelabai ką galima pasakyti apie tokius žmonės. Bet be abejo, pirma, lietuvių kalba, lietuvių kultūroje, Lietuvos valstybės istorijoje ir ypač modernioje istorijoje tai buvo esminis dalykas. Apskritai atkuriant Lietuvos valstybę, tai yra tam tikras ir ne tik konstitucinis pagrindas, bet ir moralinis, idėjinis, kultūrinis pagrindas. Iš esmės daug kas netgi sako, kad tai filologiškai atkurta tauta, bet tai tikrai buvo ir yra vienas iš pagrindinių ramsčių. Mums anglosaksiški pavyzdžiai, ar sakykime keltiški pavyzdžiai nelabai tinka. Dėl, sakykime, ne tik dėl to, kad mes galim teoriškai įsivaizduoti, kad galėtų būti ir likti lietuviai be lietuvių kalbos ir Lietuva išlikti. Bet taip pat ir dėl to, kad pati vertė mūsų kalbos iš tikrųjų net nėra vien tik tai lietuvių vertybė, bet tikrai yra pasaulio reikšmės, pasaulinės reikšmės dalykas, kuris privalo būti saugomas ir kartais tą nelietuviai net geriau supranta, ypač iš mokslo pasaulio. Bet sakykime, galbūt lenkakalbio lietuvio savokos įvedimas netgi padėtų spręsti kai kurias mūsų kultūrinės ir politinės problemas pietryčių Lietuvoje, nes dabar mes ten turim mes dirbtinai tokios savokos neįvesim, bet yra tokių žmonių, aš pažįstu, kurie save tokiais ir laiko. Galbūt tokio supratimo mūsų švietimo sistemoje ir apskritai kultūros politikoje galėtų būti tokia strategija išaiškinti, kad tikrai čia tie žmonės, kur gyvena Lietuvoje, tai paprastai jie turi lietuviškas šaknis ir aišku, tai jų apsisprendimo reikalas, ko jie laiko, bet moksliškai žiūrint, jie yra lietuviai kalbantis ir kitomis kalbomis. Paprastai tai tyrimai gali nesunkiai atskleisti. Bet tai žmogus, kur priešiškai nusiteikęs, tu į tokiu būdu neįtikinsi, jis nenori to lietuvio.
Ir čia yra kita dar problema, kad jeigu mes taip lengvai susitaikysim to, kad gali lietuvių kalba siaurėti ir kad gali būti lietuvis laikomas lietuvių, nemokantis lietuvių kalbos, na tai mes galim toli nueiti šito keliu. Ir antra, galime tokias tarpinės stadijas sukurti, kaip jau buvo vieną kartą istorijai, kaip vis tik tai tų nelietuviakalbių lietuvių didžioji dalis nuėjo paskui su kitų valstybių kultūromis ir su kitų valstybių politinėmis tradicijomis. Tai geriau stiprinti yra savo tos pagrindus, negu atvirkščiai. Ir čia nieko mums nepadės išspręsti kažkokios tai nuolaidos. Atvirkščiai, net mes neturėtumėm, aš manau, leisti svarstyti kokias nors nuolaidų galimybės dėl lietuvių kalbos. Kągi, dėkui ir dar kartą trumpam pasitrauksime per traukėlį. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Ar galima sutikti, kad kalbos nuolatos kinta? Štai mūsų prosenelių dienomis maldos vadintos poteriais, pragaras pekla, degtukai sierčikais arba švebeliais. Dabar gausėja angliškų žodžių ir net žargonų, ypač jaunimo kalboje. Ar to reiktų bijoti, o gal čia vis dėlto natūrali kalbos raida santykiaujant su šiuolaikiniu pasauliu? Jūs pateikėt du priešingus pavyzdžius iš tikrųjų. Tai taip, tai kalba žinoma, kad vystosi, bet koks mūsų požiūris į savo kalbą ir ką mes, kaip lietuviai, kaip čia gyvenantis Lietuvos žmonės, norėtumėm, ko mes norėtumėm iš tos kalbos, iš ateities, kaip tai susijęs su mūsų ateitimi. Na, tai be abejo, sakykime, vengrų pavyzdys, kurie tiesiog atkakliai, bet kokiems tarptautiniams netgi žodžiams, aš net nekalbu apie barbarizmus kažkokius, ieško savo kalbos atitikmens tam, kad išsaugoti etimologinius ryšius tarp žodžių ir matoma tame vertė, kad tai yra gyvybės, kalbos gyvybės reikalas, jeigu kalba pati savyje suranda savokas, kaip apibrėžti iš savo pačios resursų. Tai yra kalbos gyvybingumo toks didinimas. Ir dėl to toks inertiškas požiūris, kad kas ten ateis, tai ir bus gerai, čia kalba tokia gyva, reiškia, ir jį prisitaikys, ir bus gerai, ir tobulės. Na, gal prisitaikyti ir prisitaikys, bet ar tobulės? Tai čia didelis klausimas. Tai tam, kad kalba tobulėtų, tam reikalingiaus asmeninės pastangos ir žmonių, kurie susiję su ta kalba, ir mokslininkų, ir menininkų, ir visuomenės veikėjų. Kalba savaime netobulėja. Tai priklauso iš tikrųjų nuo to, kaip tą tautą atstovaujantys žmonės su ta kalba elgiasi. Jeigu elgiasi kaip barbarai, tai barbarizmų ir daugėja. Na, pats jau užsiminėt apie tarptautinius žodžius. Iš tiesų, klausimas, ar jie plečia mąstymą, ar iškreipia tautinės sąmonės kampą. Kaip žiūrite į kalbos grynintojų iniciatyvas, atsisakant tarptautinių žodžių apskritai? Na, toj vietoj, žinoma, perlinkimai gal nereikalingi ir kartais tie tarptautiniai žodžiai ir padeda, ir patikslinti mintį, ir turbūt netgi ir kartais sunku jiems atitikmenį surasti. Bet vis dėlto tas grynintojų užmojis toks, jis, aš manau, yra labai sveikas. Ir todėl, kad labai dažnai iš tarptautinių žodžių pasislepiama, kai iš tikrųjų net nežinoma, ką norima pasakyti, bet kaip papūgos kartoja tos tarptautinius žodžius ir atrodo viskas labai protingai. O kai paklausia, ką žmogus nori iš tikrųjų pasakyti, nelabai gali į lietuvių kalbą išversti. Na, o grįžtant prie rašybos, kiek valstybė gali reglamentuoti rašybą, ypač tikrinių vardų, asmenvardžių, vietovardžių? Na, tai čia kaip ir specializacija mano šitas sritis beveik, bet mes atskirkim du dalykus. Pirma, Lietuvos piliečių santykį su raštvedyba, su mūsų valstybės raštvedyba, su valstybinės kalbos statusu. O vienareikšmiškai aišku, kad jeigu yra lietuvių kalba, valstybinė kalba, raštvedyba yra lietuviškai, tai visi dokumentai, skaitant ir asmenvardžių rašymą, ir vietovardžių rašymą, ir viešą tokią oficialią raišką tikrai turi vykti lietuvių kalba. Privačiam gyvenime gali būti ir kažkokios papildomos taisyklės, kai žmonės gali ir kitom kalbom reikštis, ir tas Lietuvoje ir vyksta. Ir yra radio stotis, ir yra lietuvių kalba, ir yra literatūra visokia, laikraščiai. Ir ten niekas nedraudžia, sakykime, net ir Lietuvos piliečiams rašyti savo pavardės ar vardus taip pat, pavyzdžiui, lenkiškai. Aišku, būtų gražu, jeigu kartais būtų bent skliausteliuose parašoma ir lietuviška forma. Nes
čia abipusis klausimas. Bet be abejo, lietuvišką formą reikia bet kurią kainą apginti, kad ji nebūtų išstumiama iš oficialios raštvedybos. Čia kalbėjome daugiau apie piliečių vardus, o kaip su užsieniečių? Vat, pavyzdžiui, rašant tokius vardus kaip Čerčilis, Širakas, Šrioderis, originalo kalbom, skaitytojui reikia žinoti daugybės kalbų rašybas ir retas tam turi laiko ir gabumų. Aš esu šalininkas ir manau, kad didelė dalis ir kalbininkų iš tikrųjų yra šalininkai tokios pozicijos nuomonės, kad nuostatos, kad turi būti tiek asmenvardžiai užsieniečių, tiek vietovardžiai, geografiniai kažkokie pavadinimai vis dėlto lietuvinami. Ir tai buvo daroma ir savaime taip vyko, tai gyvos lietuvių kalbos faktas, nes tie žodžiai turi būti įtraukiami į mūsų kalbos audinį, jie turi turėti galūnės, jie turi fonetiką panašią turėti kaip mūsų kalba, nes kalba visų pirma yra jos skambėjimas, jos garsai. Kiti sako, kad tai neįmanoma visko sulietuvinti, bet latviams pavyksta, jie tokį sudarė, kaip ir žinyną ir papildo nuolat. Ir aišku, tai autorių yra problema rasti lietuvišką ar latvišką šiuo atveju, kaip minėjau, formą, o ne skaitytojas. Skaitytojas jis tikrai nesusigaudys dažnai, kokia tai kalba parašyta. Ir aš vis tą miniu Chopin atveju. Tai ar dar Chopinas atveju. Tai kas tas Chopinas? Ne kiekvienas supras, kad tai Chopinas. Tai yra mažiau žinomų daug atvejų tokiam pasaulyje, kur mes šiandien gyvenam. Tiesiog yra pareiga pateikti bent jau ir lietuvišką formą. Arba pateikti lietuvišką formą, o skliausteliuose parašyti originalą, taip kaip siūlė Kudirka. Dar mūsų, kaip sakant, atgimimo patriarchas Vincas Kudirka kaip tik tokį principą ir siūlė. O čia turėtų būti reglamentuota valstybės įstatymais, ar čia sąmoningumo daugiau dalykas? Tam yra valstybinė lietuvių kalbos komisija, kuri turėtų tokią politiką, aš įsivaizduoju, vykdyti, bet jie dabar, nors ir yra nustatę lyg tai pareigą, kad turėtų būti parašyta ir lietuviška forma, bet mes matome, kas vyksta, kaip ir propaguoja ir proteguoja iš tikrųjų vadinamą hibridinį rašymą, kur paimamas originalas ir prilipdamas prie jo galūnė. Ir kaip tai, nei tai originalas, nei tai kažkokia gramatika, kažkoks nesusipratimas. Reikia dar mėgina remtis prieš karinėmis tradicijomis, kur iš tikrųjų ta rašymo praktika buvo nenusistovėjusi, o tai, kas jau buvo nusistovėję, iš tikrųjų, sako, sovietinių laikų reliktas ir mėginama griauti, kad galėtų žmonės rašyti taip, kaip nori, kaip jiems patogiau, juk tai jų prekės ženklas, kaip dabar. Taip, mokslė, ypač bibliografijoje labai svarbu originalo formą išsaugoti. Tai čia galimas kompromisas, kad būtų ir viena, ir kita forma. Pirmą kartą paminėjus, o paskui lietuviškam tekste būtų pageidautina, kad būtų rašoma lietuviška forma. Ir kai kurie laikraščiai laikosi ir šiandien tokios lietuviškos rašybos principų. O mūsų valdžia, mūsų valstybės institucijos, politinis elitas dėja, jis yra abejingas tiems klausimams. Netgi kartais daro spaudimą tai pačiai valstybinės lietuvių kalbos komisijai, kad liberalizuotų lietuvišką rašybą. O to liberalizavimo pabaiga, kur nebeaišku taptų, nusileisti didesniam kaimynui ir taip toliau. Ir nieks nesugeba nurodyti, kokio yra valstybė pasaulyje, kur jos piliečių ten asmenvardžiai, jų pasuose būtų rašomi ne tos valstybinė kalba. Sakysim, buvusio Prancūzijos prezidento Sarkozy pavardė vis tiek buvo rašoma vengriškai, nes jis vengrų kilmės. Taip, bet tai buvo rašoma, kaip čia pasakyti, mūsų kalbos sistema skiriasi nuo prancūziškos, bet aišku, prancūziškos modelis netgi kažkuo panašus, nes jie paprastai stengiasi peršyti užsienietiškas pavardės į formą, kur pagal jų tarimo taisyklės, prancūzų kalbos tarimo taisyklės atitiktų originalų skambėjimą. Jie nėra taip užsiciklinę kaip germaniškos kai kurios tautos ant rašybos, kaip paskui nebesugeba perskaityti, kas parašyta, įsiminti ar kitiem pasakyti. Tai yra chaoso tam tikro, bet mes turėtumėm žiūrėti į savo tautos nacionalinius interesus ir gyvybinius taip pat poreikius.
Kągi, dėkui ir dar kartą pasitrauksime, po to grįšime apibendrinti. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Dar vienas klausimas – tarmės. Ar tai valstybinės kalbos dalis? Pavyzdžiui, ar žemaitis gali viešai užrašyti miesto vardą Telšią? Ir pagaliau, ar tarmių turėtų būti mokoma mokyklose? Atsakymas vienareikšmiškas, tai yra lietuvių kalbos dalis. Ir labai, aš manau, teisinga, kad kažkokie požymiai yra noro, kad tas tarmės būtų išsaugotas, kad tai daugiau būna išorinio vaizdavimo dalykai, negu kad iš tikrųjų tikras noras tas tarmes puoselėti ir išsaugoti. Tai yra kalbos gyvybingumo, taip pat ir, netgi sakyčiau, kūrybingumo vienas iš šaltinių. Ir žinot savo tarmę ir bendrauti ją ir kartu gerai mokėti bendrinę lietuvių kalbą, manau, yra vertybė. Ir čia nereikėtų gretinti net ir viešųjų užrašų, sakykime, kažkuria tai tarme su kokiu tai kitų tautų pretenzijomis. Telšia gali būti užrašas toksai. Aišku, ten nėra bendrinė kalba užrašyta, bet visumoje tai aš čia nematau. Čia mūsų vidaus reikalas. Čia kaip ir lenkų kalbos kokios tai tendencijos brukti ją ir vietoj šalčininkų parašyti solečnikį. Čia jokios analogijos tame nėra. Čia dirbtinai kartais mėginama pasinaudoti žemaitišką kortą, vadinkim. Aš pats esu žemaitis ir manau, kad nėra didesnio lietuvio už žemaitį. Iš tiesų mes pastebime, kad kai kuriais atvejais mūsų politikai ir biurokratai nuolaidžiauja, sakykime, tiems asmenims ir grupėms, kurios stumia svetimas kalbas, bet kartais iš tikrųjų labai rimtai persistengia brukdami tą literatūrinę kalbą. Tarkime, mano žmonos tėviškėje yra tokia vietovė Buckūnai ir visi vietiniai žmonės visą laiką sakydavo ir rašydavo Buckūnai, bet atėjo kažkas protingas iš viršaus, sako, dabar turi būti Butkūnai. Aš tik labai nepritariu, todėl kad visą laiką buvo norma, kad vietovardis turi būti rašomas oficialiai taip, kaip lietuvių kalba, aš turiu minėti, taip, kaip vietiniai žmonės nuo seno vadindavo. Aš galiu irgi panašių pavyzdžių daug duoti, kur staiga sugalvojama nauja forma, nors amžiais ten žmonės vadino kitaip. Tai be abejo, tai yra persistengimas. Arba neturėjimas ką veikti, nes tikrai yra ką veikti ginant lietuvių kalbą. Na ir dar vienas klausimas – baltų kalbos. Šiuo metu turime dvi gyvasias baltų kalbas, tai lietuvių ir latvių. Ir, sakykime, atgimimo laikais buvo netgi tokia graži iniciatyva, mes turėjom tokią laidelę, berods per nacionalinį transliuotoją Runajas Balti, kur buvo mokomi lietuviai latvių kalbos. Kur visa tai dingo? Gal to nereikia? Na, čia jau jūs uždavėt klausimą itin svarbu, nes aš manau, kad tai didžiulė strateginė klaida, netgi sakyčiau piktybinė klaida, kad visiškai apleistas yra dirvonas bendradarbiavimo su latviais ir kultūrinio tilto ir švietimo. Daug priimta įvairių dokumentų, kad bent pasienio teritorijose mokyklose būtų mokoma lietuvių ir latvių kalbų, kad būtų ir plečiamas tas mokėjimas mūsų atveju, Latvių atveju lietuvių kalbų, nes tai ne tik tai, kad tai yra labai svarbu geopolitiškai, kaip ir mūsų abiejų tautų ateičiai, bet taip pat ir asmens kūrybiškumui, nes susipažinęs su tuo, kad šalia lietuvių kalbos yra latvių kalba, kad buvo kitos baltų kalbos, labai praplečia žmogaus kalbos gelmės supratimą, jo tiesiog poetinį net mąstymą ir kažkokį atveria visiškai naują pasaulį, į baltų kalbų, baltų civilizacijos pasaulį, kur daug energijos žmogui duoda, daug motyvų, kaip elgtis gyvenime, ką daryti. Galbūt kaip tik dėl šitos priežasties tai ir yra apleista. Nes gal kam nors yra naudinga, kad abi šitos tautos išnyktų. Arba yra visiškas nesupratimas, abejingumas ir kažkokie kiti interesai, kuriais kažkas naudojasi. Nes niekaip negaliu pateisinti šito fakto, kad mes mažai žinom apie tai, kas Latvijoje vyksta, kad nėra mūsų informacinėje erdvėje kokio tai žvilgsnio
tarp kitko ne tik į Latviją, bet taip pat ir į Estiją kaip į bendro likimo brolį. Bet ypač, kalbant apie latvius, tai mes daug ką galim iš jų pasimokyti, iš mūsų gali pasimokyti. Mes kartu tik tai stiprėjam. Na, iš tikrųjų, mes šiandieną, jeigu įsijungsim kokią nors kabelinę televiziją, tai ten pilna angliškų kanalų, yra rusiškų, kai kur yra vokiškų, latviško kaip ir neturim. Gal iš tikrųjų tai yra reikėtų transliuoti verslo, aišku, objektas, kabelinės televizijos, kaip ir sudaro tos paketus priklausomai nuo poreikio auditorijos. Jeigu tai auditorijai nelabai reikia, nelabai aktualu, nelabai žinot kalbą, na, gaunasi uždaras ratas, tai kaip ir niekas to nepaskatins. O mes dar susidurėm su tuo, kad kai apskritai jokios kultūros politikos beveik nėra Lietuvoje, tai labai svarbios kažkokios jos dalies kultūrinio bendradarbiavimo su Latviais skatimo, to labiau nėra. Informacinė politika galbūt ji dabartinėje geopolitinėje situacijoje vis dėlto bręsta. Nes mes matome, kad pasaulis nėra toks taikus ir kad mūsų labai aktyviai veikia, mūsų istorinė sąmonė veikia, mūsų kalba puola, mūsų savivertę mėgina pažeminti. Tas pats daroma ir Latvių atžvilgių. Vadinasi, neišvengiamai turi susiformuoti kažkokie anksčiau ir vėliau, ir politikai atsigręš, aš manau, daugiau į tai. Tuo labiau, kad yra ir koncepcijų. Jeigu mums tai atrodo, kad mes kažkiek provincialai atsilikę, nieko nesuprantam, tai pasižiūrėkime į Daniją, sakykime, vadinamoji Kopenhagos mokykla. Kas yra svarbiausias ir sunkiausiai gyvendinimas nacionalinio saugumo klausimus? Tai savo kultūrinės tapatybės dabartinėme pasaulyje išsaugojimus ir puoselėjimus. Kągi, iš tikrųjų to ir palinkėkime ir savo, ir broliams latviams. Branginkime savo tapatybę, branginkime savo kalbą, nes iš tikrųjų juk tai apibrėžia, kas esame mes. Dėkojame pašnekovui ir visiems klausytojams. Iki kitų kartų.